Labiausiai paskatino tai noras iš arčiau pažinti jį kaip asmenį. Prieš tai buvau girdėjęs, bet nedaug ir tos informacijos buvo tikrai mažai. Vėliau, kai mes įsijungėm į patį projektą, tai jo organizatoriai, menotyrininkai, šiaip žinovai, dvasininkai iš tikrųjų atskleidė daug detalių ir mes pradėjom tarsi iš arčiau jį pažinti. Taip pat radom ir literatūros, ir knygą, ir pradėjom ją studijuoti ir iš tikrųjų vis giliau ir giliau suprasti, kas tai buvo per asmenybę. Tai tie motyvai, jie iš tikrųjų tarsi leido naujai atrasti ir pažinti tai, ko mes prieš tai turbūt net nebuvom girdėję, gal kažkiek tik tai patį vardą šventojo esam žinoję, bet iš tikrųjų tai kuo jis yra garsus, tai tikrai buvo labai nedaug žinių. Tai tikrai labai dėkingi buvom tiem, kas atskleidė tą visą pateikiamą informaciją ir mes iš tikrųjų labai stengiamės bent jau kiek įmanoma nenutolti nuo to, kas yra susijęs su jo gyvenimo faktais. Buvo vienas iš norų, kad pats paveikslas atspindėtų tą laikotarpį, kuomet šventasis Juozapatas gyveno Vilniuje. Kiekvienas, aišku, savaip turbūt pasirinko tą patį motyvą, kaip jis yra vaizduojamas. Kalbėdamas apie save, saviškį motyvą aš pasirinkau labai taip atsitiktinai, galima sakyti, net jį įkvėpė menotyrininkės Jolitos Liškevičienės paskaita ir ten vienas iš pasakojimų buvo apie jo pamaldumą, apie tai, koks jis buvo iš tikrųjų gilus, giliai tikintis žmogus ir kaip jisai praktikavo iš tikrųjų tą tikėjimą. Ir amžininkų pasakojimais remiantis, iš tikrųjų jis labai daug laiko skyrė askezei, sekė pirmųjų amžių atsiskyrėlių pavyzdžių, stulpininkų pavyzdžių, turėjo akmenį, ant kurio stovėdavo, melsdavosi, nepaisant to, kad oras šaltas, drėgnas, lyja, sninga, vilkėjo šutinę ir ieškojo visokių būdų, kaip sakysim, likti toje maldoje, likti toje dvasinėje būsenoje, išsaugant, tokį gyvą turbūt santykį su anapusybė. Tas marinimasis, jis kažkaip toks savaime, man atrodo, kad šiais laikais yra tarsi labai tolimas mums dalykas, nesuprantamas, norėjosi kažkaip būtent tokiu būdu tarsi parodyti, kad iš tikrųjų tie dalykai žmonėms ilgą laiką buvo labai svarbus, rūpėjo. Kažkaip į tai atkreipdėmėsi, kad ne viskas yra per malonumą ar hedonizmą, bet yra ir tokių, sakysim, visiškai į priešingą pusę vedamų gyvenimo stilių, būdų. Tai aš daugiausia apie tai turbūt ir norėjau kažkaip parodyti būtent šitą jo savybę. Ta misija turbūt irgi yra apie tai, kad žmogus iš tikrųjų tikrai išpažįsta tuos dalykus, apie kuriuos skelbia. Tai yra, kad jisai gali eiti iki mirties, tai yra guldyti ir galvą ir nebijoti kankinystės. Tai tas toksai sugebėjimas išlikti tvirtam mirties akivaizdoje turbūt yra labai svarbus, nepaisant to, kad jis gan jauno amžiaus pradėjo tą savo dvasinę kelionę ir tarkim, ir būdamas 40 kelių metų patyrė tą kankinystę. Tai iš tikrųjų brandi asmenybė ir tikrai pasiryžusi kovoti ir gana kovinga buvo. Tai man atrodo, kad to tokio užsispyrimo tikrai mes šiandien daug kur stokojame, tai tikrai norėtųsi, kad jis tarsi priartintų tokius tikrus dalykus mūsų kasdienybei. Ir džiaugiuosi, kad tas paveikslas buvo pakabintas veidu į gatvę ir tarsi tampa praeivių dalimi ir tokiu būdu tarsi dar glaudžiau bendrauja su gatvės praeiviais, su žmonėmis, kurie čia yra aplinkui.